Šitas video yra apie tai, kaip pasirūpinti savo lęšiais. Savo termovizoriaus lęšiais. Šiuolaikinių termovizorių kaip Nokpix priekinis lęšis yra padarytas ne iš paprasto stiklo, bet iš germanio, kuris yra dar dengtas specialia danga. Visa tai yra tam, kad būtų galima priimti kuo daugiau to šiluminio spektro ir termovizorius rodytų geresnį vaizdą. Taigi lauko sąlygomis, jeigu užsipurvina, jeigu tai yra kažkokios paprastos dulkelės, jas galima tiesiog pabandyti nupūsti. Kitas variantas tikriems optikos pedantams būtų turėti specialų fotografinį šepetėlį, su kuriuo irgi galima taip labai lengvai ir gražiai apvalyti. Vis tik jeigu tai yra kažkokie stipresni atsparumai, kaip piršto antspaudas, kuris būna objektyvo, tada mums jau reikės dedikuotos mikropluošto šluostės. Na, bet jeigu pametėt arba susiduržiant tiek, jog neįmanoma naudoti, tiesiog užsukit pas mus į parduotuvę ir padaunosim naują. Tai tiesiog švelniai sukamaisiais judesiais galima ir nuvalyti tą dėmę. Čia būna kyla pagundai, kartais ir man, tiesiog paimti tą objektyvą ir pirmą pasitaikiusią audinį kažkiek tai patrint pavalyti. To nereikėtų daryti. Pirmiausia, dėl to, jeigu nešvarumai yra kažkokie purvas, kažkokios aštresnės dalelės, tai galima pabraižyti tą objektyvą švelniai. O ir šiaip mūsų išoriniai rūbai, kaip striukės, pirštinės, jos yra iš pakankamai kitos medžiagos. Galbūt lengvai išimti šitoj taisykliai būtų, flisiniai rūbai. Tai jeigu flisą paėmus, taip jo į vidų išvertus, ten yra labai mikropluoštą primenantis audinys. O šiaip turbūt geriausias variantas tai būtų po medžioklės tiesiog grįžus namo pasimti kažkokį dedikuotą optikos valiklį, papurkšti ant to pačio mikropluošto skudurėlio. Geriausia nenaudoti kažkokių tai šiaip skudurų, nenaudoti popierinių servetėlių, nes jos irgi palieka dulkes. Tiesiog purkštelti ant skudurėlio, ne ant objektyvo ir švelniai sukamaisiais judesiais nuvalyti objektyvą ir šitaip pasirūpinti termovizoriaus, ir visais kitais lęšiais, kuriuos naudojate medžioklėje.